Sveikas, Liudai. Nu tai žiūrėk, čia ta mintis pagrindinė yra tokia. Mes turime virtuvę, kai namas taip, ne, čia tu pasidarėjai tą visą kanalizaciją ir panašiai pagrindinę, o čia turim virtuvę. Ir va šitas gartraukis traukia į vidų ir mintis yra tokia, kad gal išeina grindimis paeiti čia į sieną, čia šaldytuvas, taip toliau, ir čia kalt į, nežinau, grindimi, nežinau kaip darosi, gal čia viduj grindimis galima pravesti ir į ciokolį išvesti. Tai va čia klausimas yra arba apačioj, o gal galima čia va tiesiai į viršų varyti, tada į šoną taip ir pro tą į antrą aukštą ir tiesiai ant stogo išvesti. Arba gal galima, žinai, čia į viršų ir atsimeni, kad virš katilinės jau, nu, antras aukštas gi yra, prasideda gi ties šitą sieną, va tai va. Tai gal galima nuo čia išvesti ant šito mažojo stogelio, vis tiek jau tas kameniukas iš gartraukio tai būtų žiauriai mažas. Nu tai geriausias variantas būtų, kad sienoje nieko nedaryti, tai tiesiog į viršų čia išvešt, tipo iš gartraukio, sieną čia į viršų, lubomis ir į viršų ant stogo. Tai toks būtų super perfect. Nu, bet labai norim žinoti, nes tokio kaitlentė, nu, tikrai geriau, kad būtų tas išvedimas gartraukio į lauką, o ne per tos filtrus ir panašiai. Jo labiau, kai mes statom namą, nu, mes tikrai galim sau leisti. Aš nemanau, kad čia kažkoks big deal. Tu sakyk, kas nors trukdo, netrukdo, ar čia atsiras iškilimų, dar ko nors, kaip gal apsimoka čia virtuviai po apačią nuvesti į šoną ir kampe išvesti į viršų. Nu, pasižiūrėk šitą momentą, ką žinau, pasakyk, kaip čia galima tą gartraukį, kaip geriausia būtų išvežti, koks geriausias sprendimas ir panašiai.